Sveiki gyvi, mielieji. 2025 m. sausio 4 d. Lietuva paminėjo kalbininko, profesoriaus, akademiko, politiko Zigmo Zinkevičiaus šimtmetį. Daug gražių žodžių pasakyta ir parašyta. Lietuvių kalbos institutas ir Vilniaus universitetas išleido štai šią puikiai įdomią knygą "Kalba buvo jo gyvenimas". Apie knygą ir apie patį akademiką Zigmą Zinkevičių mes pakalbėsime su profesorė, habilituota daktarė, Instituto geolingvistikos centro vadove Danguolė Mikulėnienė. Labadiena, profesorė. Sveiki. Kodėl Lietuvos žmogus turėtų atsiversti šitą tikrai solidžią knygą? Jūs ją skaitėte, be abejo. Tai aišku, turbūt man pritarsite, kad šita knyga tinka kiekvieno gurmano skoniui. Ir akademikui, ir šiaip lingvistui, ir mokytojui, ir žmogui, kuris neabejingas Lietuvos istorijai. Nes per vieno žmogaus gyvenimą yra pasakojama visa Lietuvos istorija, aš taip sakyčiau. Ir dėl to ją verta paskaityti. Nes šitam mūsų tokiam labai fragmentuotam gyvenime, kas labiausiai patraukia, tai paties akademiko asmenybė, jo dermė, vidinė dermė su savim pačiu ir su aplinka, su šeimos nariais, su bendradarbiais, su mokiniais. Ir tu skaitai, galėtum šio bei to ir pasimokyti. O jeigu nepavyktų, tai bent pasigėrėti, kaip šitas žmogus bendravo su aplinkiniais. Profesorė, jūs pažinojote Zigmą Zinkevičių. Ir kaip jame derėjo tokie, atrodytų, ne visai suderinami dalykai kaip kalbininkas, politikas ir geras žmogus? Labai paprastai. Man atrodo, kad išeities taškas ir buvo kalba. Iš tikrųjų, tas knygos pavadinimas nėra šiaip savo. Viskas buvo siejama su kalba, su darbu. Profesoriaus kasdienybė ir jo didieji kokie gyvenimo poslinkiai, pasirinkimas, viskas susiję buvo su kalba. Tiesiog va, šita dermė, tai ką aš darau, ką aš dirbu, nepaprasto darbštumo žmogus, jis po 6 valandos galėjo paskambinti. Po 6 vakaro ar ryto? Ryto. Ir jau galėjo kalbėti apie tai, kur vakar, tarkim, pabaigėm diskusiją, galima kitą dieną ją tęsti. O iš tikrųjų labai įdomus žmogus ir, tarkim, istorinė dialektologija, pats vienas beveik sukūręs Lietuvoje, kaip krypti šitos dialektologijos, jis pats savęs nelaikė dialektologu. Jis sakė, aš esu kalbos istorikas. Ir per Mėtyrą jam buvo tik tai laiptelis jo tolesniems tyrimams. Tai sutikit, tai yra ir kuklu, ir gražu, ir paprasta. O profesorė, ar jums teko kada nors su juo dėl ko nors nesutarti? Teko. Dėl ko? Pavyzdžiui, dėl jo gimtinės kaimo Juodausiai kirčiavimo. Profesorius visada tvirtapradiškai kirčiuodavo, taip kaip vietiniai žmonės ir linkę kirčiuoti. Juodausiai. Juodausiai. O aš sakiau, kad tai yra defonologizuota tvirtagalė priegaidė, kuri yra būdinga dėl kitų slavų kalbų įtakos. Jūs žinot, kad Ukmergės apylinkėse nemažai buvo šnekama ir lenkiškai. Ir dėl tos priežasties jo gimtasis kaimas ir buvo vadinamas Juodausiais. Tai bet jis neišbraukė jūsų iš draugų sąrašo dėl to, kad jūs nesutarėte? Tikrai nesu sulaukusi nemažai ir padėkų, ir dovanų. Ir labai esu dėkinga profesoriui, kad išgirdo mano prašymą parašyti knygą apie tarmių kilmę. Važiavom iš Rudzitei skirtos tarptautinės mokslinės konferencijos iš Rygos ir sakiau, profesoriau, jūs dar esate skolingas. Pamenat, Lietuvos aide būdavo straipsnių
apie vienos ar kitos tarmės kilmę, istoriją, iš kur atsirado. Ir aš sakiau, kad bus labai gaila, jeigu kartu su laikraščio numeriais šitie straipsniai sunyks ir jų niekas neskaitys. Ir taip atsirado lietuvių tarmių kilmė. Paskutinė tarmėtyrai skirta knyga. Dar vienas geras darbas. Ir paskutinis klausimas, profesorė, 100 metų, kai esi vaikas, tai atrodo istorija, gili senovės istorija. Augant, brestant, jau 100 metų, pasižiūrėk, 100 metų atrodo visai neseni įvykiai. Zigmui Zinkevičiui 100. Jis jau istorijos dalis ir vis dėlto dabarties dalis. Kam šiandien jisai kviečia? Kodėl šiandien jisai yra aktualus? Pirmiausia, turėkim galvoje dar tai, kad Zinkevičiaus gyvenimas tarsi pusiau padalytas sovietmečio ir jau nepriklausomos Lietuvos laikotarpis. Ir jie maždaug apylygiai pasiskirsto. Ir reikia pasakyti, kad būtent iš Zinkevičiaus gyvenimo tas sovietmetis tarsi pasitraukė pats. Nepaveikė nei jo kūrybos, nei jo mokslinės veiklos, tačiau pridėjo visuomeninės veiklos, svarios politinės veiklos ir, tarkim, trumpą laiką pabuvęs ministru Zigmas Zinkevičius Švietimo ir mokslo ministerijoje, žiūrėkit, kiek nuveikė, kiek lietuviškų mokyklų atsirado pietryčių Lietuvoje, ar ne? Dar vienas labai svarbus aspektas, kad tai ne tik kalbos istorikas, dėl to, kad visus kalbos reiškinius, ir senuosius raštus, ir tarmes, ir bendrinės kalbos istoriją jis pasakojo atsižvelgdamas į ano meto sociokultūrinį ir sociolingvistinį kontekstą. Net ir mūsų pavardžių kilmę jis aiškino remdamasis istoriniais įvykiais. Ir todėl mes jo parašytą pačią storiausią, pačią didžiausią lietuvių kalbos istoriją šešiatomę mes šiandien galime vadinti Lietuvos istorijos dalimi. O jeigu reikėtų vienu sakiniu pasakyti, kuo ypatingas ir ką mums pasakytų šiandien akademikas Zinkevičius, aš manau, kad jisai kviestų nebijoti būti lietuviu. Ačiū, profesorė, už šitą fragmentišką pokalbį apie knygą. Aš labai tikiuosi, kad mes pratęsime jį iš esmės. Linkiu jums sėkmės, jums sakau iki pasimatymo. O baigsiu vieną Zinkevičiaus turbūt chrestomatinę frazę. Jisai mėgdavo pats savęs paklausti, tai dabar, kodėl taip yra? Jis kalbėdavo gražia ukmergiškių tarme. Ir pats atsakydavo, ogi todėl, kad, o likusią atsakymo dalį, mylėjai, šiandien turėsime surasti mes patys. Ačiū, sudie.